šiandien kalbėsime apie tuos sveikatos priešus, kurie Sauliau neretai atsiranda ant mūsų stalo. Pirmas ir pagrindinis yra alkoholis. Antras yra cukrus. Ir trečias yra visi gaminiai iš miltų. Tai tortai, ir taip toliau. Pabandysiu paaiškinti, kodėl. Pirmas ir pagrindinis, kodėl aš paminėjau alkoholį. Žmogus išgėręs alkoholio visų pirma praranda valią. Valia yra pagrindinis dalykas, kuris skiria mus nuo viso kito gyvo pasaulio. Žmogus gali nuveikti teisingus dalykus arba iš viso eiti sveikatos keliu, tik tai turėdamas valią. Jam reikia ryžto ir valios. Antras dalykas yra cukrus. Jeigu mums lieptų žiūrėti į saulę, tai mes apaktumėm labai greitai. Dabar palyginkim mūsų kasą, kuri turi susitvarkyti su šitaip augančiu cukraus kiekiu, ir tai galėtumėm pasakyti, kad kasa mūsų žiūri į saulę. Jinai neprisitaikius šitam dalykui. Todėl tiesiog plūstanti didėjanti epidemija visam pasaulyje diabeto yra masė lygų, kurie susijusi su toj, kad mes nesusitvarkom su šitų kiekiu, kuris mums tiek atviram, tiek slaptam pavidale yra patiekiamas ant mūsų stalo. Ir trečias dalykas. Miltai. Suvalgę bandelę mes turim tokį efektą kaip kempinės. Iš mūsų atimami mineralai. Kalcis, daugybė kitų mineralų. Ir tada mes ieškom kito varianto. O dabar ką man reikia papildomai suvalgyti, kad aš gaučiau kalcio arba dar kažką. Tai pirmas dalykas, pirmas momentas. Atsisakykim šitų trijų nuodų, tai yra alkoholis, cukrus ir balti miltai. Ir mes padarysim didžiulį žingsnį, o galbūt netgi šuolį į sveiką gyvenseną.